Numeris 2 išorinė, aišku, priemonė tikrai yra masažai, kaip masažuotojai man tenka dirbti per raumenis, aišku, dažniausiai, nes ateina žmonės įsitempusiais pečiais, sako, kaklo negaliu pasukti, galbūt net kažkur skauda, dažnų atveju įtampos yra ir diafragmos srity, pilvo srity, na, taip pat, aišku, blauzdos ir visa tai mums byloja, jeigu nėra kažkokių fizinio didelio krūvio, o emocinis krūvis arba streso lygis yra aukštas, tai tikrai raumenis patys pirmieji įsitempia. Kas dar įsitempia? Labai įsitempia kramtomasis raumuo ir dažnu atveju žmonės neskundžiasi, kad naktį miega su kastais dantim, dažnu atveju dėdasi kapas ir taip toliau, bet čia reikėtų irgi miofascialinės veido technikos ir intrakubalinės, kad padėti atlaisvinti žandikaulių, kad nebūtų to, kad mes išvežiojam ir traškam ir dyla sąnarys, kenčia dantis ir nukenčia, aišku, kaklo sritis. Tai tokie masažai tikrai padėtų.